Kažkada vienas žmogus man pasakė, žiūrėk, sako, 9 iš 10 pretenzijų, kurias tu reiški kitiems žmonėms, kurias tu reiški pasauliui, tai yra pretenzijos tau pačiai. Ir tada man labai nepatiko. Šita mintis man atrodė, totali nesąmonė. Ir tokia erzinanti mintis. Bet po kurio laiko tiesiog pradėjau stebėti ir iš tikrųjų teko pripažinti, kad, taip ir yra. Ir realiai ši mintis pasitvirtina gyvenime diena iš dienos. Jeigu žmogus sako, kad, žinai, aš padariau tiek daug dalykų, aš taip fainai sugalvojau, aš realizavau kažką. Ir niekas manęs neįvertino, nepagyrė, neapdovanojo. Dažniausiai tas žmogus visą tai priima kaip savaime suprantamą dalyką. Jam savaime suprantama, kad kažkas dėl jo stengiasi, juo rūpinasi, duoda jam dėmesį. Ir jisai pats nevertina, negiria, nedėkoja už tai, ką jisai gauna iš kitų žmonių arba gyvenimo. Jeigu žmogus skundžiasi, kad manęs niekas nepalaiko, greičiausiai jisai pats labai retai duoda palaikymą kitiems. Jeigu žmogus reiškia priekaištus, kad kažkas jam nedėkoja už jo pastangas, jisai pats dėkoja labai labai retai. Jeigu kažkas skundžiasi, kad kiti žmonės turi jo atžvilgių labai daug pretenzijų, greičiausiai mes matysim tai, kad pats žmogus turi pretenzijų ne mažiau nei kiti. Todėl iš tikrųjų verta pasižiūrėti į tas pretenzijas tokiu kampu, į tas pretenzijas, kurias mes turim kitiems žmonėm ir atsisukti į save, o kaip aš darau. O iš tikrųjų tai yra pretenzijos kitiems. O gal vis tik sau? Kažkaip taip.